BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Tai emocijos pačios geriausias, šeimos pagausėjimas. Komanda irgi išpildė, ką buvo prieš varžybas pažadėjus, kad padovanos pergalę. Kaip ir minėjau prieš tai, visi įvarčiai buvo skirti mano žmonai ir dukrytei. Tai ačiū komandai už tos įvarčius, už tą pergalę ir džiaugiamės visi kartu. Visi įvarčiai buvo žmonai, tiesiog tas pirmas šventimas, kaip pabrėžiamas buvo, kad tikrai visi mes esame irgi kaip didelė šeima, visi pergyvena už mane ir visi džiaugiamės kartu. Tarėmės pradėti agresyviai, manau ir pavyko tas agresyvumas, dėl to uždirbom ir tą pendelį iš tos agresijos, įmušėm pirmą įvartį ir nenustojom toliau žaisti. Tai, manau, sakau, komandai jautėsi tas užsivedimas, tas noras visas ir reikia taip toliau tęsti. Kad šį sezoną tikrai vienas iš geriausių, kaip mūsų administratorius Linas paminėjo, sako, gal dažniau tavo žmona turi gimdyti, kad komanda taip žaistų gerai. Tai, sakau, geras varžybos, labai džiaugiamės visi ir reikia važiuoti toliau ir galvoti apie savo taškus, rinkti visus iš eilės, ką galim. Tokių dalykų negali suplanuoti, aišku, labai norėjau įmušti, tai komanda irgi matė tą, tai pasitikėjo. Iš tikrųjų mes visais žaidėjais pasitikim, kurie ateina pendeliu mušti. Tai nes esame viena komanda, viena šeima. Ir pasitikėjo ir tiesiog man liko išpildyti. Mes iš tikrųjų stengiamės nežiūrėti, kokie rezultatai Hegelmanuose tenais. Stengiamės rinkti savo taškų, nes, kaip suprantam, viskas yra mūsų rankose. Tai nežiūrim į juos, žaidžiam savo žaidimą ir, kaip minėjau, reikia rinkti tik savo taškus ir tapti čempionai šiais metais.